Esu Putinas Bielskis, turizmo agentūros Krantas Travel direktorius. Mano įgyta specialybė yra rekreacijos vadyba. Baigiau rekreaciją su pirmąja laida Klaipėdos universiteto 1997 metais, apsigyniau magistro diplomą. Tai buvo tarsi atgaiva, nes aš truputėlį buvau pradėjęs studijuoti tiksliuosius mokslus ir jie man nelabai buvo prie širdies. Tai kai kūrėsi Klaipėdos universitetas ir aš sužinojau apie šitą specialybę, man didelių svarstymų nebuvo. Aš tiesiog stačia galva nėriau į šitos mokslus naujus. Studijos truputėlį sukonkretino mano norus, mano įsivaizdavimą apie turizmą, apie vadybą. Aš studijų metu tikrai bendravau su daug įdomių labai žmonių ir puikių dėstytojų. Tai labai praplėtė mano akiratį ir davė tam tikrų žinių iš įvairių sferų, kurias paskui gyvenime buvo tikrai kur panaudoti. Pradėjau dirbti beje iš karto nuo turizmo ir turizmo agentūrose pradėjau dirbti. Ir tuo metu, kai studijavau, taip pat dirbau turizmo agentūroje, paskui su pertraukom dirbau tokiam Pasaulio banko projekte, bet nuo turizmo niekada praktiškai nebuvau labai nutolęs. Palangoj mano karjera prasidėjo turizmo įmonėse, tai ten buvo dar darbas nepilną darbo dieną ir pavykdavo labai viską lengvai suderinti su mokslais, su studijomis. O vėliau jau pozicijos rimtėjo ir, žodžiu, visą laiką praktiškai aš dirbau taip, kad labai daug galvoti apie karjerą nebuvo kada. Karjera pati mane rinkosi, aš galėčiau tai pasakyti. Manau, kad jos sėkmiai iš tikrųjų tos tokios vidinės ir žmogaus savybės. Tai yra puikus gebėjimas kalbėti, oratoriaus menas, kalbų žinojimas, kuris yra labai stiprus ir mes iš jo galime pasimokyti. Kelionių gurmanas, gyvenimo gurmanas. Tai prasme, žmogus moka pasidžiaugti ir pasimėgauti gyvenimu. Na ir dar jis yra tas ieškotojas ir tyrinėtojas, ne tik savo tas teorinės žinias pritaiko praktikoje, bet jis jas būtinai ir praktikoje patikrina, pats keliauja ir savo patirtim pasidalina tiek su mumis, tiek su mūsų klientais. Aš sakyčiau, vienas iš tų komponentų būti reikiamoje vietoje, reikiamų laiku ir turėti tikslą ir aišku dirbti. Bet visi tie 3 komponentai mano išvardinti ar 4, jie turi tam tikrą reikšmę. Bet pagrindinis, žinoma, aišku, yra pačio žmogaus noras ir siekis kažką tai padaryti.